Vytautas V. Landsbergis. Pūkis ir dantukai. Dantukai, va, Pūkis kiek daug dantukų turi. Dailininkė Dalia Karpavičiūtė. Pūkio pasakos 5 knyga. Eina kartą lapiukas Pūkis ir sutinka meškiną Puškorių. Puškorius puškuoja, nosį nukabinęs. Nusiminęs meškinas Puškorius, liūdnas meškinas Puškorius. Žiūrėkit, kiek daug bičių skrenda, suskaičiuok bitutes. Ko toks liūdnas? Paklausė Pūkis. Jis tądien buvo linksmas kaip drugelis. Dantukas skauda, pasiguodė meškinas, valgiau per daug saldainių. Einam pas dantukų gydytoją Genį, pasiūlė lapiukas. Bijau, sako meškinas. Toks didelis, o bijai, nusistebėjo lapiukas. Tu mažas, tai tavo ir baimė mažytė. Atsiduso Puškorius, va taip, atsiduso Puškorius. Kai užaugsi, ir tavo baimė bus didelė, gal net didesnė už mano. O kokio didumo tavo baimė? Kaip tas kalnas, parodė meškinas, o toks didelė, didelė baimė, kaip kalnas. Tas kalnas visai nebaisus, lipam, pasiūlė Pūkis, pats pamatysi. Lipk vienas, susigūžė meškinas, aš palauksiu apačioj. Lapiukas užlopnojo į kalną ir nusirideno kūliais, kūliais, kūliais žemyn iki pat meškino kojų. Visai nebaisu, tik labai smagu. Ir iš kur tu toks drąsus, stebėjosi Puškorius. O tu ar drąsus? O gal drąsi? Einam pas Genį, pasakysiu. Taip šnekučiuodami jie ir nupėdino. Nupėdino? Nuėjo, ar ne? Tai pėdino savo pėdom. Nuėjo pas daktarą Genį. Pagenys koks įsikibęs į medžio žievę, tai kamieną ir savo per medį tik kala. Genys pasodino Puškorių ant kelmo. Didelis kelmas, didelis Puškorius, didelis kelmas ir liepė išsižioti. O meškinas dreba visas, nesižiosiu, nesižiosiu. Genys galvoja, nu kas čia dabar vyksta? Puškorius sako, nesižiosiu. Tada lapiukas Pūkis parodė meškinui Puškoriui liežuvį. Ir dar akis išvertė, taip, mokite akis išversti, taip, aš tai nelabai moku akis išversti. Ir sumaurojo, bū, aš karvė. Ar ne? Tai kaip lapiukas visaip stengiasi prajuokinti savo draugą. Meškinas Puškorius ėmė juoktis visą gerklę, va taip, matai, visą gerklę išsižiojo, vos nuo kelmo nenusirito, o Genys tuo metu apžiūrėjo jo dantukus, visus, rado vieną sugedusi, va čia tokį sugedusi rado ir sutaisė. Meškinas nieko net nepajuto. Puškorius juokėsi, o paskui klausė, o kada dantį taisysit?
Va, klausiau, kada dantį taisysit? Jau sutaisiau, atsakė genys. Tu šaunuolis, kad nebijojai. Va ir bitės džiaugiasi, ir lapiukas šypsosi džiaugiasi. Visi džiaugiasi, kad Puškoriui dantis sutaisė. Išėjo Puškorius iš daktaro kaip ant sparnų. Laimingas, taip? Mes sakome, kai išeina kaip ant sparnų, ar kai žmogus kaip ant sparnų, tai jis labai laimingas būna. Noriu skrist, pasakė jis lapiukui, atrodo man sparnai išdygo. Tada jie užlipo ant baimės kalno, ant to didelio kalno ir ėmė mojuoti letena, mojavo, kol nuriedėjo kūliais žemyn. Aš skrendu, šaukė Puškorius, o aš dar labiau, šaukė Pūkis, va kūliais abudu ritasi net virš debesų kalnas koks didelis. Ir pabaiga, jie sau laimingi nusirito nuo kalno.